Į ką tau reikia atkreipti dėmesį artimiausiu metu? Žiūrime. Dėmesį tau reikia atkreipti į savo pilnatvę, į naujas perspektyvas, į naujus planus, bendradarbiavimą su kitais žmonėmis, į tai, ką jau einate, į tai, kokiame statuse esate ir į tai, kaip norite visą tai išplėsti. Į žmonės turite atkreipti dėmesį, su kuriais kursite galbūt kažkokius tai kontraktus, bendradarbiausite ar mokysitės iš jų. Ir ko jums reikėtų vengti šią savaitę? Jums reikėtų vengti konfliktų, kurie gali ateiti su tam tikrais emociniais impulsais. Tiek reikia vengti tiek išorinio konflikto, tiek į vidinio konflikto. Koncentruotis jums reikia labiau į darbą šią savaitę, mažiau į emocijas. Taigi ir patarimas jums, jeigu persidirbate, tiesiog pailsėkite. Jeigu reikia, atstovėkite savo poziciją. Mokėkite gyvenime pasakyti ne šioje vietoje arba išdėstyti savo mintis aiškiai. Na ir paskutinė. Neikite į savęs apribojimus. Visi apribojimai yra jūsų galvoje. Ir tai yra kaip savisabotažas. Tai yra apgaulė. Keliai yra atviri. Mes čia matėme. Yra perspektyvos, yra bendradarbiavimo, žmonės kaip ir jau pasiruošę su jumis bendradarbiauti. Taip, kad ir jūs, jeigu persidirbute, judėkite į poilsį, atsiskirkite, pabūkite vienatvėje, pailsėkite.